Kas atsitiko, sūnau? Tu tik pažiūrėk, ar prisimeni šitą nuotrauką? Koks mažas tada buvau. Taip, sūneli, buvai tikrai mažytis. Ar prisimeni, kaip man patiko skinti lauko gėlytes ir nešti jos tau, mamyte? Prisimenu, sūnau, jos buvo pačios gražiausios. Tada aš buvau mažas, o dabar jau didelis. Kad ir koks didelis bebūtum, tu visada būsi mano mažasis sūnelis. Taigi labas vakaras, mielos mamos, mamytės, močiutės, tetos ir visos, kurios dalijate savo meilę kaip saulę. Šiandien ypatinga diena. Diena, kai širdelės kalba garsiau už žodžius. Šiandien mes norime Jūs pakviesti į kelionę prisiminimo takais. Ten, kur pirmą kartą ištarta mama, kur pirmi apkabinimai, pirmosios gėlytės ir džiaugsmo ašaros. O prisiminimus šiandien dalys patys mažiausi, bet širdise patys didžiausi. Kai vaikai šoka, žydi širdys. Tegul pirmasis šiandienos šokis mažai žingsneliais pradeda mūsų kelionę prisiminimo takeliu. Jūsų dėmesiui Lietuvos tarptautinės baleto akademijos mergytės ir jos šokis Gėlytės. Vadovė Rūta Kalinova. Pasižiūrim.
Ačiū mažosiams gėlytėms. Ačiū, pamojuojam mamytėms ir išbėgam. Ačiū. Mama, o tu ar prisimeni, kaip aš mokiausi eilėraštį ir visus žodžius pamiršau? Taip, sūneli. Bet pabaigos niekada nepamirždavai. Myliu tave. Augustai, o tu žinai, kaip aš tada tave vadindavau? Na tada, kai buvai toks mažas ir mokėsi pačius pirmuosius savo eilėraštukus. Gal užmarštuku, o gal pupuliuku? Ne, mažytė, aukseliu. Na, o dabar mūsų scenoje pabirs daugybė mažų aukselių, kurie taip pat nori pasveikinti savo mamytes, padeklamuoti joms eilėraštuką, padainuoti dainelę. O gal jie dainuos apie save? Nes juk jie ir yra tie mūsų mažieji auksiukai, taip? Scenoje aukso gabalėlis ir eilėraštukas, kurį atliks gintarėlis vaikučiai, mokytoja Danguolė Šeliauskienė. Pasitikim juos! Skubu apkabinti savo mamytę ir noriu įteikti jai melsvą gėlytę. Už šypseną plačią, už bučkį ant skruosto, už tai, kad kas rytą mane ji paglosto, už pasaką ilgą skaitytą prieš miegą, už tai, kad netrūksta šiandieną man nieko. Šypsokis, mamytė, ir būki linksma, nes tu man pasauly esi tik viena. Ačiū mažiesiams gintariukams, aš manau, kad jie verti didesnių jūsų plojimų, ką? Mamyte, o
tu turėjai savo mėgstamiausią lėlę? Žinoma, kad turėjau sūnau. Atsimenu ją kaip šiandien. Bet dar geriau atsimenu, kai tu gimei. Ir tada jau buvai mano gyva lėlytė. Tada tavo mažąją sesutę. Mūsų scenoje dabar taip pat išvysite daug mažų lėlyčių. Savo mamytės taip pat noriu pasveikinti dar vieną šokį padovanoti Lietuvos Tarptautinės baleto akademijos mergytės. Šį kartą šokis lėlytės. Pasitikime mažasias lėlytes. Štai tokios tos mūsų mažosios gyvos lėlytės. Augustai, kaip tu galvoji? Ar galima prisiminimus nudažyti spalvomis? Na, kad kiekvienas prisiminimas būtų kažkokia tai spalva. Juk kai myli, pasaulis tampa daug ryškesnis, taip? Žinoma, kad galima. Tada aš tau nupieščiau visą vaivorykštę. Būtum tikras dailininkas sūnau. Ir manau, kad ne tik tu vienas, bet ir visi šiandieną esantis vaikučiai nuspalvintų ir nupieštų įvairiausių spalvų prisiminimų vaivorykštės. Nes mes šiandieną keliaujame prisiminimų takais. Prisiminimais apie vaikystę, apie švelnias rankas, apie meilę ir apie tas, kurios visada šalia. Šiandien prisimename ne tik mamas, bet ir močiutes. Tas, kurios kepa skaniausius blynus, pasakoja gražiausias istorijas ir visą laiką apkabina. Tegul šios eilės, kurias visai netrukus išgirsite,
primena, kiek daug kiekvieno vaiko gyvenime reiškia mama ir močiutė. Na, o dabar netrukus scenoje išvysite Lopšelio darželio Ąžuoliukas vaikučius. Jie padovanos 2 eilėraštukus, spalvos mamai ir apie močiutes. Meno vadovė Daiva Austynienė. Pasitikim mažuosius ąžuoliukus. Kiek daug spalvų ant balto lapo ir jas visas aš tau skiriu. Saulutė, kad nušviestų taką, geltoną tau lape piešiu. Žiedelis mėlynos žibutės, kaip tavo akis, kaip dangus ir debesėlį, tą baltutį, kad neštų laimę į namus. Piešiu dar ir žalią žolę ir medį dar su šakomis, nes man taip gera prisiklausti, kai rankomis apkabini. Gražiai nuspalvinsiu aguo, taip kaip širdelę raudonai. Visas spalvas tau dovanoju, nes myliu juk labai labai. Ar jau pasveikinai savo mamytę su mamyčių diena? Taip, mamytei pasakiau pačius gražiausius žodelius, ji net susigraudino. Tai labai miela, o aš savo mamytei padovanosiu gėlę. Yra pati geriausia dovana. Ar žinai, aš dar ir močiutę pasveikinau. Taip, močiutė juk irgi mama, mūsų tėvų mama, tai skubame pasveikinti. Kiek pasaulyje vaikučių, tiek juos mylinčių močiučių, bet štai ką jums sakau, jos netokios kaip seniau. Skuba, bėga, kaip ir mamos, nori būti gražios damos, nenešioja jos karelių ir sijonai iki kelių, susikoti jų plaukai, kartais net ilgi nagai. Dar jos rašo mum knygas ir linksmiausias daineles. Jos mokyklose mokina, pačios mokytis ketina. Kartais stato mums namus, braižo tiltus ir kelius. Dar jums dėdėms vadovauja, po pasaulį net keliauja. Taip pasikeitė močiutės, be prijuostės, be skarutės, viena liko iš anksčiau, mylimus kaip ir seniau. Kokios ovacijos išidėkė mūsų mažuosius pipiriukus. Na, o dabar kviečiame jūs pakeliauti po vaikystės pasaulį su mažyte, bet labai drąsia mergyte Jore. Ji padovanos mums smagią liaudišką dainelę apie kiškį. Oi, tu kiškį, pamariškį. Pasitikime Lopšelio darželio žvaigždutė atstovė Jorė Stasitytė, mokytoja Lina Dengikienė.
Eitų kiški pamariški, bene matai zuikę. Zuikis bėgo pagrabiais, su skrebutės kailiniais. Ir pamatė voverutį šokinėjant per grabutį. Ir atbėgo širvis, uodega kaip kirvis. Akis plačios, ausis tašios, dantis kaip vargonai. Ačiū Joriui. Gražių žodžių mamytėms niekada nebūna per daug. Lopšelis, darželis, pušelė, vaikai dabar taip pat nori pasveikinti mamytės. Išgirsite du eilėraštukus. Mamytė, ačiū tau ir mamytei, meno vadovė Loreta Sungailienė. Ačiū tau, mamyte, kad esi geriausia, kad visam pasauliui man pati brangiausia. Mamyte, ačiū tau, Zita Budrienė, už pumpurėlį žalią, berželio palei kelią, už vyturio giesmelę, ačiū tau, už vasarėlę šiltą, auksinį saulės tiltą, baltom bangom užpiltą, mamyte, ačiū tau. Ir nors mažytis dar esu, prašau, tikėk, mamyte, iš tiesų, kad tavo meilę moku aš suprasti, tik be tavęs jos negaliu surasti. Už rudenį miglotą, takelį lapais klotą, jų pasaka spalvota, ačiū tau ir už žemužę žilą, laukų ir pievų tylą, svajonių melsvą šilą, mamyte, ačiū tau. Ir nors mažytis dar esu, prašau, tikėk, mamyte, iš tiesų, kad tavo meilę moku aš suprasti, tik be tavęs jos negaliu surasti. Mamytei Sigita Ramauskaitė. Saulutė budina gėlės, kas rytą jas paglosto. Ji kaip mama gėlių žiedams rasos lašus nušluosto. Mamyte, tau, tik tau nešu, aš pirmąją gėlytę, esi brangiausia iš visų, esi man kaip saulytė. Mama, juk kažkada sudaužiau tavo puodelį. Kažkada buvo taip. Ten buvo tavo mylimiausias puodelis, o tu tik pasakei, nieko tokio, viskas gerai, sūnau. Bet mama, ar tau tikrai neskaudėjo širdelės? Nieko tokio, viskas gerai, sūnau. Ir tu visada mane mylėsi, kad ir kas benutiktų? Visada, kad ir kas benutiktų. Kaip ir visos mamos. Dabar Sena nori pakviesti savo mylimą darželį Raudonkepuraitę. Jie atliks dainą
Ar mylėsi mane? Muzikos mokytojas Valteris Matulis sutikinime mažuosius raudonkepuriukus.
O dabar laikas šiek tiek linksmybių. Vaikystė neįsivaizduojama be juoko, bėgiojimo, šokinėjimo. Ir be šokio, ypač tokio linksmo, kaip išvysite dabar. Teisingai, Augustai, nes dabar scenoje Lopšelis, Darželis, Gintarėlis ir jų šokis Param Param vadovė Roberta Drungilė. Pasitikam Param Param! Mamyte, ar aš tave pasupsiu? Žinoma, kad nori. Man labai patinka suptis. Mamyte, o kaip tu galvoji, kas stipresnis, superherojus ar bučiukas? Kaip jūs galvojat, kas stipresnis, superherojus ar bučiukas? Sakot, bučiukas? Aš irgi galvoju, kad bučiukas. Nes juk tik bučiukas viską išgydo. Tik bučiukas viską atleidžia. Tik bučiukas viską paperka. Ir mamas, ir ne tik mamas, taip? Mamyte, ar žinojai, kad bučiukas gali keliauti kaip paštas? Gali. Aišku, kad gali. Kai vietoj voko širdelė, o vietoj paštininko daina. Nes visai netrukus jūs šitoje scenoje išvysite Darželį Žibutę su mokytoja Rita Orienė
Kūrėjams turi paruošę ypatingą pasirodymą. Taip kad mamytės, ruoškitės gaudyti savo siuntinukus, gaudyti savo bučiukus ir laukia dar kažkas. O kas? Visai netrukus ir pamatysite. Gero žiūrėjimo!
Ar žinojate, kad mažieji jūreiviai visada keliauja tik trumpais atstumais, bet jų meilės uostas visada veda kur? Gal žinot kur? Ne? Kur? Niekur. Kaip gali niekur vesti? Kur, Augustai, veda jų meilės uostas? Aš manau, kad veda pas mamą. Visiškai teisingai. Keliam inkarą ir Pas mamą. Keliam inkarą ir šokam už visas mamas. Šokam už visas mamas, nes dabar scenoje jūreivių šokis meno vadovas Donatas Blusius. Lapšelis darželis, žvaigždutė, pasitikim žvaigždžiukus. That put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below my bully boys blow. She not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. One comes to bring us sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go. Take our leave and go. Mama, o tu ar prisiminsi šį vakarą? Jis dar tik ką įvyko, bet jau tapo pačiu nuostabiausiu mano prisiminimu, sūnau. Nes mes šventėm tave. Nes šiandieną mes buvome čia visi drauge. Ačiū Jums visiems, kurie auginate šitos mažus stebukliukus. Na, o dabar norėčiau visus pakviesti sugrįžti pas mus čia atgal į sceną. Visi vaikučiai, kurie šiandieną darėte pasirodymus, dovanojate savo mamytėms gražiausias emocijas, kviečiami esate čia, greitai padėkit, mokytojai, vaikučiai. Pasinaudodama progą, noriu padėkoti prie mūsų šiandienos koncerto prisidėjusiems ir labai gražiamis gėlytėmis mus parėmusiam salonui Damylėjai. Ačiū jiems, visai netrukus gražiasias gėlytės iš jūsų brangiausių vaikučių rankų atkeliaus pas jūs. O dabar kol kas visi subėgam, nes pabaigai mes turėsime finalinę labai gražią dainą, kurią atliksime visi kartu. Tai vaikučiai, ar jau visi? Tikrai ne visi. Mūsų šiandieną buvo daug daugiau. Taip? Kol dar vaikučiai subėgs, noriu pasakyti labai didžiulį ačiū visiems mokytojams.
Mes šitą renginuką darom tik 2 metai, bet labai yra didelis susidomėjimas. Darželiai net negalvojo, dar net nepradėjom planuoti, mes jau jie klausė, o šiais metais ar bus mamyčių dienos šventė pas jūs? Tai labai ačiū tikrai visiems, kurie ruošia tokias nuostabias programas, kurie prisidėjo ir labai tikim, kad šis vakaras ne tik į mano širdelį įkrito, bet ir pas jūs paliks labai gražų pėdsaką. Taip, vaikučiai, kiek jūsų daug? Subėgam visi čia. Visi. Mokytoja galit prisijungti draugę su vaikučiais užlipti. Visi. Ar visi turit gėlytės? Pamojuokit su gėlytėm savo mamytėm. Taip, mamytės mato jau jūsų gražiausias gėlytės, ar ne? Dar į priekį gausit priimti labai nuostabų žmogų. Vaikučiai, šiek tiek atgal, gerai? Grįžtam šiek tiek atgal, nes priekį mes turim palikti labai nuostabiam žmogui, labai šiltam žmogui. Nuostabiai mamai, šiltai mamai, nuostabiai, net nežinau, visokiausiai, kokiai tik įmanoma, Vainorai Lacko, kuris šiandieną taip pat yra su mumis, galit pasitikti, paploti jai. Ir ji šiandieną atliks paskutinį jūsų finalinę muzikinę dovaną. Taip kad pasiklausom, gerą klausimo ir ačiū visiems. Su mamos diena mes jūs mylime. Mėly vaikučiai, mamos jūs tikrai visus be galo myli ir mielos mamytės. Savo ruožtu aš norėčiau pasveikinti jūs su ateinančio mamos diena. Palinkėti tom mamom, kurių vaikai jau yra kažkur toliau, kad kuo dažniau susitiktumėt, kuo dažniau matytumėt vieni kitus. Prisiminti, ką reiškia mamos meilė tose mažose dalykuose. Stiklinėje pieno su medum, iškeptame pyrage. Tai prisiminkim, saugokim ir branginkim savo mamytes. O dainuojam visi kartu puikiai žinoma daina. Turime palėtę į spintą, daug metų užrakinta. Tamsoje sumušus taktą, suradau raidytą raktą. Vos palietus jos spyną seną, durys pačios atsivėrė. Užmiršti daiktai čia gyveno ir su manimi kalbėjo. Bet nutildžiusi lagaminą ir batelius, margo šilko suknelė tyliai prabilo. Lai, stebuklinga daili suknelė, mėlyniuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama. Stebuklinga daili suknelė, mėlyniuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama. Kiek sena taupyklė pritarškėjo apie karą ir senelį. Niekas jos kalbom nepatikėjo, gal tik snaudžiantis šepetys. Štai sukluso kriaunas juodas skėtis, netuškynas uždainavo, nes po jo mama ir tėtis pirmą kartą pasibučiavo. Bet nutildžiusi lagaminą ir batelius, margo šilko suknelė tyliai prabilo. Lai, stebuklinga daili suknelė, mėlyniuota
dabar rankytės aukščiau ir galim pašokinėti. Ačiū labai. Ir vaikučiai, pasiūskim oro bučinukų savo mamytėm. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad esate, ačiū, kad auginote mažus stebukliukus. Mažieji, keliaujam pas mamytės, atiduodam gėlytės ir švenčiam gražiai tą mamos dieną. Su mamos diena visus.